Sveiki visi ir sveikinu pradėjus naudotis Telia Smart Connect paslaugą, o jeigu dar to nesinaudojate, tikiuosi šis bei kiti mokomieji video jums padės atsakyti visus kylančius klausimus. Pagrindinis šio video tikslas yra supažindinti su pirmaisiais veiksmais sistemoje bei trumpai apžvelgti pačius pagrindinius funkcionalumus prisijungus. Jeigu jums paslauga jau aktyvuota, vadinasi kiekvienas vartotojas yra gavęs SMS pranešimus, o administruojantis asmuo yra gavęs pirmų žingsnių instrukciją, kurią dabar trumpai apžvelgsime. Instrukcijoje pačiame pirmame punkte yra nurodyta nuoroda, kurią spaudžiant jūs pateksite į pradinį sistemos prisijungimo langą. Prisijungimo vardas ir slaptažodis yra unikalūs. Pirmą kartą jungiantis slaptažodį reikia sistemoje susikurti. Galima slaptažodį susikurti vėlgi einant per internetinį puslapį ir spaudžiant naujas slaptažodis, arba tą patį galite padaryti parsisiuntus mobilią aplikaciją. Mobili aplikacija yra pritaikyta tiek Android, tiek Apple įrenginiams. Nuorodos yra instrukcijoje sudėtos tam, kad galima būtų greitai jas pasiekti. Taip pat instrukcijoje yra pagrindinių veiksmų nuorodos į vartotojo vadovą, kaip tai atlikti, tai yra vartotojai, yra administratoriai. Trumpai yra informacija apie tai, kaip atlikti įvairius nukreipimus pokalbio metu bei pasirinkti kalbą. Instrukcija apžvelgia šiuos pagrindinius dalykus, tad pradėkime iš pradžių, pademonstruosiu, kaip reikėtų susikurti slaptažodį. Jeigu jūs jungiatės iš internetinės aplinkos, spaudžiat naujas slaptažodis. Čia suvedate savo telefono numerį be pliuso ženklą ir spaudžiate Send. Tada sistema jums atsiųs SMS pranešimą su nuoroda ir paspaudus ant tos nuorodos jūs susikursite bei antrą kartą pakartosite slaptažodį. Kai sukursite slaptažodį, vėlgi grįžite į pagrindinį langą, suvesite savo telefono numerį ir ką tik sukurtą slaptažodį. Atkreipiu dėmesį, kad slaptažodis yra vienas, prijungiantis tiek prie internetinės aplinkos, tiek prie mobilios aplikacijos. Dviejų slaptažodžių turėti nereikia, užtenka vieną. Taigi spaudžiam prisijungimas ir laukiam, kol sistema atsiųs SMS kodą, nes visada yra reikalavama dviejų veiksmų autentifikacijos. Gavus kodą jį suvedame, spaudžiame tęsti ir jūs esate prisijungęs prie sistemos. Pagrindiniai veiksmai sistemoje yra kairėje pusėje meniu juosta. Tai darbalaukis. Čia esam, statistika yra informacija apie skambučių įeinančius, išeinančius pokalbius ir grafinius visus atvaizdavimus. Pranešimai yra masinis įrankis skirtas siųsti SMS pranešimus. Administracija yra vieta, kur jūs galite valdyti pagrindinės logikas, darbuotojus, jų rolės ir kitą susijusią informaciją. Vartotojo vadovas yra informacija apie sistemos funkcionalumus, kur galite paskaityti. Asmeninis darbalaukis yra įrankis, kuris leidžia jums parsisiųsti programėlę į iOS arba į Windows sistemas, kad būtų galima telefono atsiliepimus ir visą kitą funkcionalumą valdyti per atskirą programą, neprisijungiant prie internetinės aplinkos. Integracijos yra vieta, kur bus visos integracijos ir papildomi funkcionalumai galimi. O apžvelgiant trumpai darbalaukį, labai svarbu paminėti asmeninius darbuotojo nustatymus, kuriame čia viršuje dešinėje vietoje spaudžiame ir atsidaro langas suskirstytas į 4 dalis. Pirmasis su žmogeliuku nupieštų, tai yra jūsų slaptažodžių keitimas, jūsų antro veiksmo autentifikacijos metodo pasirinkimas, kalbos pasirinkimas ir kiti pagrindiniai nustatymai. Čia yra susijęs su skambučiais tiesioginiais, per kur norite skambinti, kokius numerius naudoti nustatymuose. Čia galite greitai valdyti eilės, kuriuose jūs dalyvaujate. Ir paskutinis langas
yra labai svarbus, nes jame galime valdyti būsenas, o prie būsenų nurodyti, kokios logikos galioja jūsų tiesioginiam skambučiam. Tai reiškia, čia galima valdyti nukreipimus. Tai tiek apie pirmosius veiksmus ir pagrindinius sistemos funkcionalumus.